Šitas video bus truputėlį kitoks. Dažniausiai video darau vieną dieną. Šitas video bus, sakykime, mėnesio trukmės. Visą kovo mėnesį gaudysiu ešerius. Tikiuosi padaryti bent 4-5 rimtesnės žvejybas. Kodėl aš čia taip sumasčiau padaryti? Turbūt jums iškyla klausimas, o todėl, nes vyksta nuotolinės blitz varžybos. 9 mėnesių trukmės, jeigu neklystu, nuotolinės varžybos. Susiraskit grupę Facebook'e. Jeigu kas neaišku, parašykit administratoriui Aurimui, jis jums viską atsakys detaliau, kas jūs domins. Ir aš pirmą kartą pats dalyvauju tokiuose nuotolinėse varžybose. Ir galiu pasakyti, kad tos varžybos vis tiek dadeda tokio prieskonio į tas žūklės. Yra šiek tiek įdomiau žvejot, šiek tiek daugiau azarto. Tai pasidomėkit, nueikit į grupę, parašykit Aurimui, gal taip pat norėsit sudalyvauti. Ten yra 9 etapai, kiekvienas etapas skirtinga žuvis. O kovo mėnesio etapo žuvis yra ešerys. Tai galvoju, paimsiu ir sudalyvausiu. Manau, bus neblogų prizų, tai manau, bičiuliai, verta sudalyvauti. Pabandykite, jeigu nesat bandę. Pradėsim, bičiuliai, su tokiu sliekiuku 2 spalvų. Šiek tiek tamsiau rudas toks kakavinis ir šviesiai rudas. Vanduo gana skaidrus. Apšvietimas toksai, kol kas apšvietimas geras, tai tokia, sakykim, natūrali, kažkokia labai neiššaukianti, neišsišokanti spalva yra gerai, aš manau, ypač pavasarį, kai tas ešerys gal prieš nerštą nėra toks labai aktyvus. Tai tokia natūrali spalvytė, kol kas man dirba. Turim, bičiuliai, kažką. Gal Big Fishas šio turnyro. Mano Big Fishas. Ne apskritai, o gal ir ne. Storas, bet nėra labai. O gal ir Big Fishas, gal bus ir ilgiausias. Matavimo procesas, stengiamės kuo greičiau. Greit padedam sistemėlę. Įsitraukiam telefoną, nosis prispausta, pukšt, 25 cm ir tada gražiai nufilmuojam, kaip mes jį paleidžiam. O ešeriukas nuplaukia. Rubuiliukas didesnis negu 20, tai tikrai tokių mums, bičiuliai, reikia. Dar, bičiuliai, turim tokį pusę velnio, tokį pusvelnį ešerį. Turbūt irgi bus kokie 23, 4, 25. Tuoj mes jį prisivarysim ir o gal ir daugiau. Šitas toks nestoras, bet ilgas. Bičiuliai, dar vienas ešeriukas. Visai gražus kūdas, bet ilgas. Galbūt bus kol kas didžiausias 25. Gal šitas temps 26 kokius. Nosytė prie borto. Jo, kaip ir didžiausias. Kol kas didžiausias 26 cm.
čia gera žuvis, tikiuos nenueis. Jop, ešerys. Yes. Jau saulytė už horizonto, tai pabiški slepias. Ir boom! Big fishas. Manau, kad big fishas. Nestoras, bet ilgas. 27,5, bet vis dar ne 30. Bet vis tiek gerai. Bičiuliai, prieš toliau žiūrėdami šitą video, būtinai paspauskit prenumeratos mygtuką, galit kažką pakomentuoti, paspausti nykštį viršų. Jums tai užtruks tik tais gal 2-3 sekundės, o man tai yra labai svarbu, tai padeda ir algoritmui. Tai bičiuliai, paspauskit prenumeratą, nykštį pakomentuokit ir būsiu jums labai dėkingas. Kas čia? Mažukas. Taip, ką norėjau sakyti? Darbas su Carolina Rig sistemėlė. Tai visų pirma, sakyčiau, susiriškit Karolinos sistemėlę, susiraskit kažkokį sėklių, įsibriskit, ar nebūtinai, pasižiūrėkit, kaip dirba ta sistemėlė, realiai kaip jinai atrodo. Tai būtų toks, sakykim, pirmas žingsnis, prieš pradedant gaudyti su kažkokia nauja, negaudyta sistemėlė. Leidžiam, aišku, nuskesti iki dugno ir aš dirbu ne su ryte, nors galima, aišku, dirbti ir su ryte. Bet man kažkaip labiau patinka ir gal labiau pasiteisinę yra dirbti su meškerės galiuku. Kadangi mes jau pasižiūrėjom sėkliuje, kaip dirba masalas, kaip dirba sistemėlė, maždaug įsivaizduojam, o tada telieka tik tais eksperimentuoti, ką ešerys šiandien nori. Kadangi dabar ankstyvas pavasaris, plus yra paskutiniam dienom žemas slėgis, tai aš dirbu taip, bent jau dabar. Tokiais, sakykim, trumpais mostais meškerė. Kartais į tarpus įterpdamas ir tokių aštresnių, sakykim, timtelėjimų. Bet bent jau dabar man pasiteisino tokie mostai su meškerė ir pauzės. Neužilgo nerštas. Tai labai jisai kažkokiu greitai judančio masalo jisai gali ir tingėti gaudyti. Mostas, pauzė, duoda masalui pasėdėti ant dugno. Kas čia dabar? Čia ešerys? Ar čia? Jo, čia žuvis, bičiuliai. Bet jeigu ešerys, tai čia labai įspūdingas. Bet čia gali būti ir lydeka. Sunku pasakyti, kas čia. Lydeka. Ai. Atsikabino. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, bičiuliai, kad atsikabino. Va, matot, tinka ir lydekom. Iš karto po lydekos pasižiūrim, ar nepažeistas fluorokarbonas. Nes jis ir taip plonytis, 0,17. Nu kaip, ne visai plonytis, bet toks plonokas. Fluorokarbonas truputį pažeistas. Vis tiek, dar truputėlį aš pažvejosiu, bet vėliau už 15 kokį minučių, manau, reikia pasikeisti, kad po to nereiktų verkti.
Bičiuliai, turim gerą turbūt ešerį. Gal big fishas bus? Net nesirodo. Kur tu čia bėgi? Jo, bičiuliai, čia big fishas. Čia tikrai big fishas. Wow. Bičiuliai. Yes! Yes! Ok. Big fishas. Manau, bus koks 31 galbūt centimetras. Tuoj pamatuosim, sužinosim. Yes. Atspėjau, hebrytė, lygiai 31. Norėjau, būtinai, nors vieną virš 30, bet jeigu galvotumėm apie kažkokią prizinę vietą, tai aš galvojau, kad tikrai būtina bent kelis virš 30 pagauti, o gali ir to neužtekti, nes, žmonės šiais laikais žvejot moka. Tai pirmas 30-ukas yra Slikiukas, Reinsas. Ką, reikia dar vieno, bičiuliai, reikia dar vieno. Pirmo nenufilmavau, bet čia jau antras vėžiukas, kurį aš pagaunu. Lyg ir rainius invazinis, bet tiek to. Tegu savo jisai gyvena, o mes, manau, šiandien pabandysim užsidėti ir vėžiuko imitaciją. Ir noriu dar truputį tokią vieną naujieną pasakyti, kad atsidariau savo elektroninę parduotuvę 2kg.lt. Užeikit, pasižiūrėkit. Dabar daugiausiai tame šope yra ešerio temai, bet po biškį vystysim ešerys, upėtakis, lydeka, lynas, feederio tema, plūdinės tema. Ir po biškį per metus išvystysim ir turėsim gerąją šopą su gerais dalykais. Daugumą ten esančių prekių esu, bent jau kurios yra dabar, esu išbandęs, žinau, kad geri dalykai, patikimi. Aišku, ilgainiui bėgant, turbūt nebus taip, kad visas būsiu išbandęs, nes, žinot, tų žvejybos reikmenų yra va tiek, o laiko viską išbandyti nėra tiek daug. Bet, kadangi pats jau dirbu, ko gero jau 7 metai, su didmeninė žuklės prekyba, su ženklų platinimu Lietuvoje ir taip toliau, tai turiu patirties su tais dalykais, esu susipažinęs su visą tą virtuvę, tai čia man nėra kažkokia naujiena, tik tokia naujiena, kad bus mano asmeninė parduotuvė 2kg.lt internetinė. Linką į šopą įdėsiu į video aprašymą, spustelkit, užeikit, pasižiūrėkit, jeigu kažką rasit savo naudingo, reikiamo, įsigykit, taip paremsit mano šitą video filmavimo ir montavimo veiklą ir gausit gerų dalykų už geras kainas. Ką, bičiuliai, turim gerą. Tiksliai nežinau dar kas, nes toks įdomus kibimas buvo. Man atrodo, ešerys šiaip. Bet 100% nesužtikrintas. Kur tu bėgi? Jop, bičiuliai. Oi, koks ešerys. Big fishas. Šitas bus kokie? Blemba, 3-3 gal, pamatuosim, pažiūrėsim. Labai storas ir labai didelis. Nelabai didelis, bet ant vėžiuko. Tuoj mes jį greit pamatuosim, labai greit. Tiesos akimirka.
Vėl atspėjau. Kaip ir 31 atspėjau, taip ir šitą. 33. Labai gražus ešerys. Dabar mes jį paleidžiam. Jeigu nebūčiau pirmoji dienos pusėje tų dviejų vėžiukų pakabinės užnyplės, tai iš tikrųjų nežinau, ar šiandien būčiau bandęs tą vėžiuko imitaciją, bet vat pabandžiau. Aišku, jeigu tie vėžiukai kažkur jie čia slampinėja, šliaužioja, tai ešerys ypač didelis. Mes aišku nešnekam apie mažiukus, bet tas didelis ešerys, o toksai tikrai turi atkreipdėmėsi į tos vėžiukus ir aš manau jais maitintis. Tai buvo geras sprendimas užsidėti vėžiuko imitaciją. Čia dabar ešerys bičiuliai. Papa. Bus 28. Viską nutraukiau. Kaip tik bus proga parodyti, kaip aš susirišu tą Carolina sistemą. Pasiemam fluorokarboną, gerą patikimą, kuris laiko mazgus. Prisirišam prie pintuko truputėlį storesnį fluoriką. Naudoju Albright mazgą. Jis gal nėra pats tvirčiausias, ten pats geriausias, bet jis yra lengvas, greitas, jį nesunku surišti, greitai, net nušalus pirštam. Nu, čia labai daug nereikia, sakykime, atsiviniojam, nu, gal 60 cm, kokį 50 cm to fluoriko. Tada įmam va, kulkytę, ar jinai bus švininė, ar wolframinė, ar žalvaris kaip čia. Renkamės pagal svorį. Čia jinai yra 5,5 lygtais gramo. Dedam kulkytę. Šiaip Carolinos sistema yra su karoliuku dar, kuris turėtų bumsėti, bet tas karoliukas ir nepakenktų, bet šiaip nematau reikalo jį dėti. Imame suktuką. Turim va, slankėjantį kulką, atsimuša į suktuką, o prie suktuko pasiemam kitą fluoriką, plonesnį, čia yra 0,17. Atsimatuojam, nu galim kaip mums patinka, galim bandyti ilgesnį, galim bandyti trumpesnį. Paskutinės porą žvejybų man veikia gana ilgi. 70-80 cm, gal net biški daugiau. Nu, plius minus, 70-80 cm. Sistema kaip ir yra, ne? O paskutinis štrichas bus kabliuką prisirišti. Šiandien naudoju 4 dydžio Owner offsetukai. Ok, viskas, susirišom, trukom gal 3 minutės. Tai va, bičiuliai, šitą dalį uždarom. Bus antra dalis, ten pamatysit rezultatus, tikiuosi. Bet dar nepasiduodu, bičiuliai, dar turiu vieną kozerį užantį. Nu, nežinau, ar ten tikrai bus kozeris, nes nesu iš tikro tenais tokiu laiku ešerių gaudęs ant silikoninių masalų. Apskritai ten nesu ešerių gaudęs ant silikoninių masalų. Tai nežinau, kaip seksis, bet važiuosim į užtvanką. Ten tikrai yra daug ešerių. Nu, nežinau, ar daug, bet yra didelių, tai tikrai. Bandysim tenai. O kaip seksis, nežinau, bičiuliai, bet pamatysit kitoj daly.